nusileidom, atvarėm pasimti automobilio ir išsinuomavom, viskas ok, susimokėjom, kaip ir priklauso, nusintė pasimt, pasakė, nueikit pasimkit raktelius, viską parodys, pasakys taip toliau. Aišku, didžiulis parkingas, pragrybavom belenkiek, palikau Hebra biškį tolėliau stovėt, su visais daiktais, kad nesitampyt, pats jau aiškintis, kas kur gauti ir panašiai. Tai šiaip netaip suradau, viskas ok, dabar einu parsivestą ir eisim atgal. Reikės palaukti dar keletą minutėlių, kol atiduos automobilį, bet žodžiu, šiek tiek sudėtinga situacijas gausi, nes, kaip visada, niekas iki galo nepaaiškina, neaiškiai ir visą kitą. Svarbiausia, kad pavyko išsiaiškinti. Tai, o jau šiek tiek nuovargis daužo, yra 6:30, 11 000 žingsnių, dar iki namų reikia varyti, reikia apsipirkti, žodžiu, reikaliukų ir daugiau negu tikėtasi. Ir dabar jau keliaujame sportuot, nors ką tik buvom taip kabutėse maloniai nustebinti Vokietijos parkingo kainom. Už 15 minučių 1 euras. Jo, paparė. Tai čia tai jau, Šulcai mėgsta pinigus, nieko nepadarys. Tai treniruotė turės būti padaryta labai gera. Tai 1,5 valandos 7 eurai. Bet įdėsim, krūtėsim, padarysim viską po maksiu. Ir varom į tokią seną oldschoolinę salytę. Tai kadangi daug laiko žaist neturėsim, tai kiek įmanoma į tarpelį pafilmuosim, bet kaip ir minėjau, 15 minučių euras. Tai labai jau švaistytų minučių nesinorės ir reikės padaryti viską, ką galima. Bet žodžiu, pabandysim ir parodyti, nes tikrai salytė tokia unikalesnė turėtų būti. Varom sportuoti ir žiūrėti, kas ten gero. O papa. Geras. Jau man patinka. Einant į Rūbinę pasitinka legendų legenda. Tokios rūbinėlės. Tai. Čia powerlifterių smagumai. Čia aišku, krūva ir naujų, kas nedarė šito, tai labai pabandykit. Vienas geriausių čia espresų. Leko, nautilusai, seni nautilusai. Šiukšliai. Gėris. Žiauriai. Prikolnai. Niekur tokių, tik to gerai, mažai kur tokius pamatyti galima. Seni treniruokliai. Faina. Kas dar čia gero? Einam. Čekinam. Pasaka. Laivas belenkoks. Kai gerumo, jau man patinka, jau jaučiu bairis. Opa. Visai tokia nemaža salytė pasirodo.
Šias geras. Nu tikrai jau tokių aparatukų kaip šie jau jūs nepamatysit taip paprastai kažkur tais. Nu nerealiai jis toks. Fainumo. Extensionai. Kalcai. Lekpresas koksai. O jas. Placas. Ko tik čia. Žodžiu, užkietėjusiam fanui, kočiokui čia tiesiog rojus vien kartą apsilankyti ir tikrai verta. Tai, wow, kol kas, nu, žodžiu. Žiauriai faini. Žiauriai faini, tikrai. Legendos. Tai, gerai. Lygtais ir parodžiau viską, tai dabar laikas dirbti. Padarėm šitą gėrį, tai prikolnas, tai patiko nas treniruokis. Mas tai apsienas. Šitą dar reikia pasireguliuoti Ja. Ir diržą prisisek, nes kitaip nevažiuoji. Tai dabar senieji Nautiluso, tai čia Dorian Yateso ploverio tipažo mašinai. Man šitas senesnis, jis man per siauras, nes aš neįlendu per pečius. Tai man bus... Rokui, bet tobulai. Nu, rokelis, kaip Dorian Yatesas gali varyti, daužyti. Geitas. Achso, er war nee, was macht die? Ja. Schon, was macht ihr? Ja, nee, gesundheitlich. Kommt das klar, aber nur noch so. Ja, also auch nicht. Aber auch die so das vorgefallen. Und irgendwann hat es funktioniert. Ja, das macht er. Ja, geil. Weitermachen. Selber geil. Nu kaip ploveris. Geras šitas. Šitie geri, šitie nuostabus. Laukiam. Eilės. Nesulauks. Laukiam. Ir legendų sienos. Detail. Daužo deltą prie mergų.
Įsėdė savo koją ir vargo nemato. Tipo, nusisukęs, kad netrikdytų. Bet gerai, varyk. Koncentracija. Kur kojytės. Pas Lina irgi. Kur kojytės. Čia kaip pas babą ant kelių. Matai, neprisisekė, nesaugiai dirbat. Saugos instrukcijų nesilaikymas, žinai, negerai. Jaučias, kad tingi gamint pats. Gerai, šitą treniruoklį esu išbandęs lygiai tą patį Portugalijoje Blackout Gym'e. Tai šiaip prikolnas, labai neblogas. Ir tas žavesys likęs po šiai dienai. Tai toks, kaip ir sakau, šiokia sentimentali turbūt. Nors, aišku, tikrai jinai labai yra pasikeitusi visom prasmėm, bet o kas nesikeičia, metam bėgant, o vis dėlto tai jau kokį 15 metų prabėgo nuo to laiko. Tai būtų keista, jeigu niekas nesikeistų, bet, kaip ir minėjau, faina, žiauriai faina. Oras jau jaučiu, kad šyla, arba aš pačylu, vienas iš dviejų, kažkuris variantas, bet smagu. Nepraeisime. Tai, kardio pakėlę buvo iki toliai 5 po 3,5, dabar 5 po 40. Laiko sumažėjo, o svoris nelabai. Tai, čia ir susiduriam su šiokia tokia problemėlė nedidelė. Kitas dalykas, nusprendėm startuoti Pro Qualify 1 savaitę anksčiau nei buvo vienas iš planų, tai tenka ekstra padirbėti. Nieko, fainai, žiauriai fainai, smagu. O dabar šį savaitę laukia Vokietijoje. Irgi bus daug nuotykių, daug gero laiko ir tikiuosi bus super sėkmingos varžybos, bet apie tai vėliau. Kol chebrytė miega, palikau visus namie, tyliai išslinkau. Gerą 6 valandą ryto. Tikrai nėra labai šilta ir kažkaip pagal temperatūrą pasižiūrėjom, kad dienos metu bus tikrai geras oras, šilta ir kažkaip net nepagalvojau, kad rytai nebus tokie šilti vis dar ir vis dėlto 3 laipsniai. Bet yra kardio reikia padaryti. Tai kol, kaip minėjau, chebrytė savo snaudžia, miega tvirtai, normaliai, aš jau spėjau ir padirbti. ir dabar jau žygioju, jau netgi 2 pusę. Vakar su treneriu pakalbėjom, prisidaviau ir pakėlė kardio. Labai tikėjaus, kad bus sumažinta. Iš tikrųjų meluoju, net nesitikėjau, bet tikėjaus, kad bus kokia bent viena nedidelė refido diena, nes jau tikrai ilgą laiko tarpą jos neturėjau, bet nieko nepadarysi. Refidas, dar sakė, irgi turi palaukti, nieko nepadarysi. Alkani pergalės, o ne maisto. Čia yra pagrindinis dalykas ir čia turi būti toks nusteikimas. Taip jau yra. Bet, žodžiu, žygioju po Vokietijos miestelį, tiksliau gal čia priemiestis turbūt reikėtų sakyti, Kiolino. Ir fainai. Iš tikrųjų, kad ir kaip būtų, nors ir paskutiniai mūsų santykiai su Vokietija ne patys geriausi, vis tiek žiauriai man patinka šita šalis. Nežinau, turi jinai man savo žavesį, labai jauki, faina, visom prasmėm iš tikrųjų labai patinka Vokietija. Kadangi gal tai daugiau ir tokia gaunas kaip ir sentimentali vos, gal netgi galėčiau pasakyti, vien todėl, kad dar būdamas
moksleivis, mokinausi vokiečių kalbą ir dalyvau mainų programai. Ir dar 7 klasėje išvykom gerą savaitę pagyventi čionai ir jinai taip ir sužavėjo. Atvarėm į, kiek žinau, geriausią šitos apylinkės Kiolino sporto salę. Tai šiaip Evo Land sporto salė. Šiaip labai kol kas įdomiai viskas. Čia, kad suprastume tą įdomumą. Na, čia aišku, salę kol kas parodysim vėliau. Bet čia yra spintelės. Bet spintelės yra bendros. Visi ateina į tą pačią erdvę. Čia yra persirengimo kabinos, o čia yra dušai. Kiekvienas persirengia, čia dušai, ten spintelės ir taip, čia tualetai ir va. Tai, žodžiu, toks įdomesnis sprendimas, tikrai neteko dar niekur šito matyti, būt. Ir, žodžiu, įdomu, kažkas visiškai naujo, neįprasto. Tai ką? Varom tada judėt. Jau šitie du pozuoja, fotkinas, laukia kada judėt, kas kaip. Biški storas dar, bet biški nieko. Reikia dar biški pavalgyti, kad išleistų tą gyslą geriau. Tai irgi bakuriukas sportuoja. Nu, lipk ant svarstyklių, ką tu turi čia, likus keliom dienom slypų. Oi, 9,5. Nu gerai, ką, iš karto. Nu gerai. Tu flegma. Nu gerai. Sulyginam. Nu, blogai, neblogai, negaliu. Nu, ką, modelis. O, 44 kg lengviau nei šitas modelis. Žodžiu, gerai. Ką čia, susirenkam manatkės ir davai, dirbt. Tu pasidaužai, kardio padarai, viskas kaip ir liuks. Man šiandien yra pušdiena, tai šiaip labai fainai, kad čionai, nes treniruoklių gausa ir gerumas tai bus, pamatysit, tikrai pamatysit, nes čia parkingas nemokamas. Ir kadangi vyrukas atpažino savo veislės atstovą tokį patį kaip aš ir užleido parkingui, tai jisai išvažinėjo, tai labai fainai buvo šitas, prie pat durim pasistatė mašiną. Ir galim nemokamai sportuoti, kiek norim būti ir taip toliau. Tai va čia yra privalumas. Fit modeliui tas pats kas vakar, tik netgi mažiau truputėlį, nes kadangi džiūna nyksta ir to, ko nereikia, vyksta, tai nieko nepadarysi. O rokeliui irgi šiandien papušinti, dar liko truputėlį lengvai irgi, nes ganėtinai tuščias, tai uždegimų nereikia kelt ir reikia varyti. O Lina, nežinau, Lina turbūt vėl su tavim mane daužys. Ok, все, varom judint bulkas. Gerai, pradėkim nuo to, kad Primai, Cybeksai, Gym 8, Hammer Strength, Panata. Čia ir čia viską, ką jūs matot, čia eina vien kojos. Kojos, sėdmenis. Aš čia norėčiau sportuoti, kojas daryti tikrai, bet kojos iškris greičiausiai per parodos dieną ir bus 3 milijonai žmonių, tai turbūt reikės varyti kažką daryti kito. Šitas Gargaras Vatsono sunkuma. Čia jau einam prie nugaros zonos. Aišku, dar ten ir kojų yra. Nugarytė, vėl tie patys treniruokliai. Nu, super fainai. Kol kas viskas. Čia važiuojam toliau. Gaunasi vėl, vis dar nugara, opa, ir čia jau ateinam prie to, kas man bus reikalinga. Hammeris, Gym 8, Panata, Hammeris, Panata, Primas,
Nu, žodžiu, viskas, ko širdis geidžia ir galima daužyti. O papakai fainai, labai fainai. Ok, čia dar ganteliukai, nu, kas gali būti geriau. Gerai, einam dirbti. Tikrai dabar jau einam dirbti. Aš jau ką tik šitą padariau, užbaigiau. Turbūt nebus šito įkritę, nieks filmavo. Taip. Primo incline presas. Vienas geriausių incline preso treniruoklių, koks yra rinkoje. Nuostabus. Tiesiog nuostabus. Ir priešais veidrodį. Gerai, o aš einu Panatos decline presą daryti. Reikia padaužyti. Porą komentarų apie aparatą. Panatos, tiek šitas, tiek stovint jam už nugaros, vertikal presas. Jeigu turit galimybę jos išbandyti, bandykit, darykit. Du nuostabus chest presai, tikrai nuostabus. Panatos incline presas, bet vertical ir decline ogytė. Ana glucus daužo. Aparatukas nuostabus. Žiauri geras. Žiauri geras. Šitas kampas, šitas kampas reguliuojasi, gali stačiai, gali glaustai, gali pilnai atsigult. Tikrai žiauri aфиgenas variantas, pasirinkimas. Tiesiog puikumėlis. Tai... Liūdna jau. Jo, tai toks. Jo, tai va tiesiog yra, gerai ir sako, tiesiog yra liūdesys, kad mes gyvenam ten, kur gyvenam ir nei vienos padorios salės per visą šalį nėra. Nei vienos. Jeigu jūs norit būti investitoriais, tai kreipkitės į mumis, mes jums padėsime. Atrinksim geriausius treniruoklius, ką reikia, viską susakysiu nuo A iki Z. Jums tik tais pinigus pamokėt, sustatyti. O toliau viską jau mes ten padirbėsim kaip priklauso. Gerai. Paliksim Instagram'ais ten padėti. Gerai, man kerta petį ir aš turiu eiti daryti, kad ir kaip norėčiau pasišnekėti, bet reikia eiti dirbti, nieko nepadarysim. At kaip komandinis darbas dirba. Bet, merginos, jeigu turit salėj tokį treniruoklį, darykit. Nerealiai geras kampas, atidirbtas, padarytas, gražu žiūrėti, kaip padaryti treniruoklį šitie yra. Ir vat, jeigu turit liną, irgi paprašykit, kad pafilmuotų. Tai, žodžiu. Labai gerai, fainai. Taip, volendą užskaitom. Bulkutės baigė daryti, dabar daro koldūnėlius ant pietų. Lygiai tokį patį treniruoklį turėjom Titane, kai sportavom, tik tais ne blokinį, o svertinį. Tai nežinau, nebandžiau, negaliu pakomentuoti, kuris smagesnis, kuris geresnis. Bet kažkodėl tai gaunasi paradoksaliai situacija, kad blokiniai treniruokliai kai kurie yra ženkliai geresni. Kuris smagesnis ar šitas, ne? Nu, vat, nes su svertiniu būdavo jisai kažkaip prašokdavo viršų. Kažkur jo svorio linija labai dingdavo, Taip, tiesiog. taip. Tai labai įdomi. Aišku, kiti svertiniai yra daug geresni, bet ne visada. Kitas niuansas Nautiluso vertical chest pressas.
irgi lygiai taip pat daug kur teko daryti ir turėjom Titanę vertikalą. Nu, nežinau, jis tiesiog kažkaip ne mano biomechanikai ir daugam lygiai taip pat toksai, nu, viskas ok, juda gerai, bet, nu, ne iki galo taip gerai, kaip norėtųsi. O šitas, nu, kažkas yra pasaka. Nu, taip smagiai juda, darai ir kaifuoji. Taip, žodžiu, kartais treniruoklis tos pačios gamybos, bet kitaip padarytas ir visai kitaip juda. Gerai, judam, einu rodyti, kaip daryti. Smagu? Sakiau, va šitas, nu tiesiog gėlytės ir rogytės. Ir vėl transliuoju iš pasivaikščiojimo. Šiuo kartu rytinis prasėjimas, bet kartu turintis ir pakankamai gerą tikslą. Tai aišku, reikėjo varyti, nusipirkti avižų, kadangi neapsižiūrėjom ir jos eina į, nu, neužtenka jų pusryčiam mums pavalgyti. Tai kartu nužygiavau į parduotuvę ir kažkaip labai fainą parduotuvėlę radau pakankamai arti namų. Nežinau, kokie 500-600 metrų nuo namų, bet pakankamai didelis prekybos centriukas. Tai prasėjau, dabar jau grįžtu atgal, užšokau apsipirkti, viskas, ko reikėjo jau čia. Ir kadangi jau rytoj Chebrytė startuoja ir kol kas viskas juda labai gera linkme, tai gavosi, kad sugalvojau šiek tiek palepinti truputėlį ir Roką su Ana, kartu ir aišku ir Lina, nors jai ir ne varžybos, bet užmačiau, nu tiksliau buvo kepyklėlė toj parduotuviai ir toks labai fainų dalykėlių, kuriuos galima prie karbapo traukti. Tai jos užmačiau, tai toks carrot cake'as, kur kas labai gerai yra low fats pakankamai ir tinkamas karbapui labai neretu atveju šiek tiek užbūsinti, užskaipinti organizmą papildomai. Ir tai labai neretu atveju gerai veikia prieš miegą, tada atsipalaiduoja organizmas, gali geriau pamiegoti ir atsipūst prieš rytojaus startus. Tai kol kas, aišku, jie to nežino, jiems to nesakiau, tai tokia ir mini pramogėlę, sakykim, padarysiu ir, nu, kadangi pats negaunu, tai bent kitus pamaitinsiu. Tai, o su manim yra toliau ta pati situacija, kur dar aš esu tolokai nuo svorio limito, iš veido nepanašu, kad būčiau toli, bet nieko. Buvo svoris pakritęs žemiau, vėl šoktelėjo į viršų, na, bet taip jau būna. Bet iš kitos pusės džiugina, kad jau vis tiek turėjau mažiausią šio pasiruošimo svorį, buvo 93 vakar, šiandien vėl grįžau prie 94. Na, paradoksalu, nieko nepadarysi. Tai kažkaip reiks suspaust. O
kadangi aš jau pakankamai visai netoli namų ir jau pavargo ranka ir užteks čia jums pasakoti savo nesąmonės. Kažką gero parodysim toliau, nes šiandien jau varom registruotis ir grimuotis. Nu, tiksliau, jie varo, aš būsiu standartiškai lydintis asmuo, nes dar man nelaikas. 2.5. Perfect. Thank you. Gerai pamatau? Taip, kaip praeitą kartą. Rokelis ten. Čia jau praėjom. Pusę cemo. Ir taip pat eisim. Na, žiūrim. Yeah, perfect. $91.6 is the limit. Perfect. 89.7. Na, va, tai čia registracijos vieta. Jau pasimatavo, pasisvėrė, kam reikėjo. Ir dabar jau einam tolėliau. O po to jau visi kiti ganseliai. Užsiregistravom. Saulius irgi buvo, sutikom, viskas tvarkoj. Irgi registruojas. Tai viskas kol kas juda. Kad ir nelengvai, bet juda. Svarbiausia, planas buvo užregistruoti jos, palikti grimuotis ir varyti, pajudėti į tą patį į Volendą, bet tokia situacija, kad čia yra toks chaosėlis ir toks eismas judesys, kad čia be šansų padaryti visą tą normaliai. Tai žodžiu, sėdžiu, dabar kaip tik baigės viskas, valgau savo pre-workout mealą ir tikiuosi greitai pavyks susisukti. Tada varysim namo ir šausiu prie namų į salytę, kuri pakankamai netoli, kad pajudėtų. Ir bus viskas čiki-piki, turi būti. Kojas reikia padaryti, nes jeigu šiandien nepadarysiu, tai gausis, kad rytoj po visų varžybų turėsiu daryti, kas dar blogiau. Tai šiandien net taip blogai viskas, tai žodžiu. Tai reikia varyti, valgyti, tikėtis, kad jos greitai nutanins, paleis ir mausim namo. Tai o dabar einu valgyti. Nu ką, maistukas vienas padarytas, liko desertas užbaigimui. Formos patepimui. Formos patepimui, būtent. Tik man nesuvalgė. Neprižadu. Neprižadu. Gal tą filmuoja, žinai, kad nepadauginčiau. Taip. Ant pastebėjimo. Nu ką, šauk dar vieną ir verdiktas. Nes Linos buvo, sakė, puikiai. Mano gerulius. Ir gyvus, ir to saldumo kaip tik. Arba čia diena. Vieną. Ne vieną kasnį, o vieną gabaliuką. Ilgai valgysiu dabar. Valgy. Rytas suraitytas. Jo, ir būsena suraityta, iš esmės tiek miegojus, sudaužyti, tai normaliai, bet svarbiausia, tiek gale gerai, tai čia ir gerai. Tai išvažiavom iš namų 6, 6:30 jau esam vietoj ir slenkam į backstage'ą. Ana varys grimuotis, Rokas irgi jau ne už kalnų taip pat. Užsiimt vietas, pakimarint, papusryčiaut, kažkas ar nevalgęs. Ir čia. Tai toks vat ir rytas, tai dar ir kavos noris. Neatsigėriau irgi. Žodžiu, nuskriaustas kaip visada. Ne, juokauju. O šiaip tai, ką jūs tylit? Einam, miegam dar. Kažkas trečią kėlės. Aš irgi. Tai, na, Bet tau nebuvo privaloma. ką padarysi? Tai, palaikymo komanda. Žodžiu, jie miega, nešneka, tai nešnekėsiu ir aš. O ir jau mes backstage'ą. Tai pagaliau galiu prisėsti pavalgyti, ramiai, normaliai. O čia pakojas ruošęs, tuoj apsuksiu kamerą, parodysiu. Ana kažkur pabėgo. O va, kaip Rokas sako, klojas lova.
Šiaip turim gerą vietelę. Tikrai labai fainai, nes esam prie galinės sienos ir tokiam kamputį. Čia matysis. Galim savo jaukiai, ramiai kimarint, būt, sėdėti, ilsėtis ir laukti startų. Tai, o iki toliai einu pavalgyt. Pasikartosiu. Tokie dalykai vyksta prie stage, backstage ir panašiai. Viskas, ko moterim reikia. Bumytės paspardinti šiknai, biški petukus. Čia, easy peasy. Yes, tai vat, dar kelios minutėlės ir varysim kavot. Modelių kovos. 11, Anna Ringe. I tried and I tried to avoid, but this thing was happening. Swallow my pride, let it ride and party, but this body felt just like mine. I got worried, I looked over to the left, a reflection of myself. That's why I couldn't catch my breath. Thank you, Anna. Our next competitor is number 2. Some kind of touch caressing my legs. 8 and 9, switch please. Tiny waist. Face the back. There we go, green. Face front. Blue jacket. 8 and 11, switch please. Start Nummer 8 und 11. Straight in, Jackie. And 8 and 10, switch please. Right, here we go, Jacqueline. Straight back in, Jack. Tiny waist. Pick up the glute. Tiny waist. Tiny waist green. Face the back. Straight in, Jack. Straight in. Dubenį atgal. Face front. Tiny waist. Great job, ladies. Thank you. Dankeschön. Jetzt die Top 3, Top 3. Go, Jackie. Na ką, varžybėlės baigės. Baigės. Trečia vieta. Trečia vieta. Valyk. Šiek tiek per kuda, kad ir kiek bekrauta buvo kaip juoda skylė. Tai toliau kraunam eina Makaronai. pasta carbonara. Taip. Nieko nepadarysi. Nieko, pavalgysim. Tu esi fit modelis, bet tavo organizmas galvoja, kad tu bodybuilderis. Taip ir nutinka. Nu, taip jau būna. Na ką, skanaus ir varysim toliau kažkur judėti. Genau. Schön souverän. Beine ein bisschen enger. Yes. Weiter. 136 and 29, switch please. No, other way. Da weiter, Beine geklaut. Geklaut. Weiter, Bruder. 139 and 131, switch. Sind doch keine Pausen gelaufen. Weiter, Bruder. Mach die Beine ein bisschen enger. Front double bicep. Let's go, let's go. Bravo, jawohl. Beine in die Pose. Let's go. Beine. Relax. 25 and 133, switch. Weiter, Bro. Halt die Belly drauf. Halt die Belly drauf. Front double bicep. Let's go. Stell dich
Side chest. Back double bicep. Zu den Touches! Zu den Touches, ja! Lass es nicht zudenken! Abdominals and thigh. Komm jetzt, Junge, auf deine Pose! Will durch da! Ja! Your favorite classic pose. Komm jetzt! Lachen! Lachen, ja! Zu den Touches, zu den Touches! Relax, face front. Ja! 139 and 29 switch. Ja! Komm, Junge, kämpfen! Kämpf Front jetzt double mit! bicep. Und jetzt rein da! Ja, stell dich ein bisschen vor noch! Side chest. Komm jetzt! Ja, dreh noch! Ja! Genau so! Back double bicep. Abdominals and thigh. Perfekt! Perfekt! Stolze Brust jetzt, komm! Ja! Schön durch! Ja! Your favorite classic pose. Komm nochmal! Schön nochmal! Und switch! Switch! Und schwenk den Arm an! Front double bicep. Relax, 135 and 100 switch please. Side chest. Back double bicep. Abdominals and thigh. Your favorite classic pose. Relax, face front. Thank you, gentlemen. You can Second place and silver medal goes to competitor number 133, Tom Kirby. First place and gold medal goes to competitor number 136, Rokas Linkevicius. Wesley, you can go in between the athletes. Guys, raise your hands in victory for some pictures. Thank you. Now, just the athletes together. Thank you. Now, top three together, please. Die Top 3, bitte. Thank you. Now Rokas by himself. corner turn to the right. Corner turn to the right. Corner turn to the right. Face front. Front double bicep.
Šaunuolis. Vakumo. Laiky. Side chest. Šikna. Prasisuk. Matai. Back double bicep. Koja. Vat laikyk. Laikyk. Matai. Abdominals and thigh. Labai gerai. Labai gerai. Labai gerai. Your favorite classic pose. Koja. Va. Vaikai. Relax. Front double bicep. Šaunuolis. Gerai. Iki galo. Side chest. Prasisuk. Šikna. Back double bicep. Koja. Matai. Pečius atgal. Laikyk. Abdominals and thigh. Matai. Spaus. Laikyk. Your favorite classic pose. Labai gerai. Na ir viskas. Užsipilam kuro, paliekam namus. Vienas paliekam. Rumturo nedarėm, man rods. Ne, nedarėm. Sorry. Turėjom labai gerą namą. Viskas, tikrai, turėjom namą. Viskas Didelis seną vokišką namą. Jo, tai viskas šiaip labai buvo super. Tai va dabar užsipilam į fokusiuką kuro. Kuro kaina kažkai €1,72. Benzas užsipilsim ir lekiam į oro uostą. Apie 30 minučių į oro uostą ir viso, vyniosim manatės namo. Teks gastroliuot, reikia grįžti į gyvenimą. Trumpam, jo. Gerai, einu mokėti. Ir abrakadabra, mes namie. Teleportacija iš Vokietijos į namus. Puikiai. Tai skrydis buvo laiku, greitai atvykom į mašiną, pridavėm iš karto, jokių problemų. Žodžiu, viskas gavosi labai sklandžiai, be jokių. Yes. Kaip Vokietijoje, tai čia ypatingai. Tai su mūsų pričiūdais vokiečiuose visada tokia įdomesnė patirtim, bet šiuo kartu viskas gavosi taip. Šio kartu Vokietijoje. Vis dėlto, ne veltui gerų žodžių minėjau visą laiką. Na tai ką, FIBO viskas pasibaigė, varžybos viskas praėjo, viskas fainai gerai, rezultatai geri, netobuli, bet visada, kur yra pasitempt, viskas yra čia tvarkoje ir Kadangi tu pasidalink rezultatais. Kadangi jau kaip ir matėt filmuotoj medžiagoj prieš tai Ana 3 savo kategorijoje, Rokas 1 ir overole 2, Saulius dėja į finalus nepateko. Tai taip jau gavosi, kad su Saulium padarėm šiokių tokių klaidelių. Priimti netinkami sprendimai privedė prie to, kad niekaip negalėjo jo užkrauti, tinkamai paruošti ir tik tais po, ką aš čia gavosi, dabar galvoju, 4-5 dienų ėdimo, realiai ėdimo, organizmas pradėjo reaguoti į viską taip, kaip turi būti. Tai žiūrėsim, dar kol kas neapsisprendžiam, ką toliau daryti, ar eiti į offą, ar vis dėlto bandyti reabilituotis. Čia kol kas laikas parodys, bet kokiu atveju jau esam geriau negu buvo gerokai, kas ir džiugina. Na, o Anai sezonas baigės, jau gali valgyti ir pavalgius. Rokui sezonas tęsiasi, man dar neprasidėjo, kaip ir minėjau, su Sauliu dar klaustukas. Na ir ką, tiek žinių šio kartu iš viso šitos kelionės, vlogas panašu, kad ganėtinai ilgas gausis, nors ir tai
tikrai Daug ko praleidom, nenufilmavom iš daug ką tikrųjų. praleidom, jo, tikrai. Ne pati lengviausia savaitė, kad ir kaip bebūtų buvo, kelionė po kelionės ir taip toliau, visi gyvenimo dalykai savo padaro kartais. Bet pasitaisysim. Bet galim ir pabūti žmonės kartais irgi ir nepafilmuoti kažko tais. Ne tragedija. Ir taip turėsit ką pažiūrėti, tikiuosi. Ir tiek. Tai, žodžiu, viskas fainai, viskas gerai. Toliau, kaip ir minėjau, viskas juda, tęsiasi ir sekančių kartų jau susimatysim Latvijai? Po Latvijos varžybų, kur jau 1,5 savaitės. sustartuosiu ir Šito aš. momento. Yes. Taip, pagaliau Ovidijus keičia, kaip sakant, perduodu estafetę Ovidijui dalyvauti. Deja, 2 atletų yra reikalų patempti. Labai viskas normaliai. Jo, bet geriau, kaip sakant, po vieną, tai reikia estafetę perduota. Tavo eilė. Tiek žinių. Žinot, ką daryti. Laikai, subscribai, komentarai, viskas. Žodžiu, viską varot, darot kaip priklauso. Kryptį pagavę esat labai gerą ir nepaleiskit. Tai ačiū jum ir iki sekančių kartų.